Antrą kartą nužudytieji. Su 3 apgriuvusių namų gimtuoju kaimu Juozas atsisveikino jau pradėjus temti. Apkabino Martyną, palinkėjo jam geros sveikatos ir stiprybės. Paskui pastovėjo toje vietoje, kurioje anuomet krutėjo jų sodyba, kuris gyveno su tėvais ir Janenute, nubraukė ištryškusią ašarą. Nuo kaktos delnų numetė pradėjusio įsismaginti lietaus raudos lašelius. Lietus, rudeniškai niūrus, lydėjo jį iki pat namų. Nuo stiklo valytuvų žaismo pavargo akys. Išgėręs arbatos, Juozas krito į lovą, tačiau iškart pajuto, kad ramaus poilsį garantuojančio miego nebus. Ir užsimerkęs jis matė savo brangiausių žmonių kapus ir greta jų kitų, šalčių ir krauju alsuojantį, ir tas kitas kapas, o kartu ir senuko Martyno pasakojimas apie jo šeimos tragediją, kaitino mintis, neleido joms susigulėti, nurimti. Valandėlę pagulėjęs tamsoje, Juozas pakilo, užsimetė ant pečių megztinį. Atsisėdęs prie rašomojo stalo ir užsidegęs lempą, pasirausė krūvelėje knygų. Paėmęs 10 klasės istorijos vadovėlį, atsivertė 197 puslapį, perskaitė nekartą skaityto skyrelio pavadinimą Partizanų pasipriešinimas. Šiais mokslo metais apie tą pasipriešinimą jis dar pamokos nevedė, bet pamoką šią temą teko vesti nekart ir kaskart, besiruošdamas joms, ketino papasakot mokiniam ir apie tai, ką vadovėlio autoriai nutylėjo. Ketino papasakot, bet taip ir neišdrįso. Tai kasgi jis toks? Bailys ar istorijos mokytojas ir mokyklos direktorius? Kodėl iki šiol nepateikė moksleiviams išsamaus ir nevienašališko pokario vertinimo? Kodėl pritarė tai daineliai, kurią sukūrė viso to neragavę ir į naujo kalibro politikų burną žvelgiantis jaunos kartos istorikai? O tą vadovėlį, tą jį sudėtą dainelę, recenzavo taip pat jaunesnės kartos istorikas, beje, koja kojon žengiantis su agresyviausia, pikčiausiai į tarybinę praeitį spjaudančią partiją. Ne, šį kartą, kai ateis laikas, pamoką šią temą jis praves kitaip, ne pagal vadovėlį. Jis būtinai papasakos ir apie katiną Driežą, ir apie tai, kiek nekaltų žmonių kraujo tie katinai praliejo. Nes tai tikra istorija, o jos nevalia glaistyti, nevalia gludinti aštrius kampus, o kraujuojančius skaudulį slėpti po baltais dažais. Įvairiais skaičiavimais partizanai nužudė 1500–2200 partinių ir sovietinių aktyvistų. Žuvė 8–9 tūkstančiai civilių. Didžiąją jų dalį sušaudė partizanai. Dalis nužudytųjų buvo slapti sovietų saugumo agentai arba valdžios talkininkai, bet buvo ir nekaltų žmonių, netgi vaikų aukų. Perskaitė jis 198 puslapį ir pasirėmęs delnus makrą susimastė. Tik kelios eilutės knygoje, bet kokios jos baisios. Juozas atsistojo, priėjo prie knygų lentynos, paėmė žinomo baltarusių istoriko, profesoriaus Zaleskio knygą, pabraukė lyg ir sausų skaičių eilutes. 1944–56 metais Lietuvoje politinio banditizmo aukomis tapo 25 108 nužudytieji ir 2965 sužeistieji. Jų tarpe buvo nužudyti 21 259 ir sužeisti 1889 lietuviai. Vaikų iki 16 metų nužudyta 993 ir 103 sužeisti. Kūdikių iki 2 metų nužudyta 52 ir 15 sužeista. Juozas daug girdėjo apie šį kaimyninę šalies mokslininką. Žinojo, kad jis neužsiminėjo istorinių faktų klastojimu, tad jo pateiktais skaičiais tikėjo. Ir kaip jis, istorijos mokytojas Juozas, tada galėjo vertinti keliais žodžiais lyg tarp kitko vadovėlyje pametėtą frazę: buvo ir nekaltų žmonių, netgi vaikų aukų. Jeigu netgi, kabutėse, buvo išžudyta virš 1000, už ką, kodėl?
O juk privalėjo vadovėlio autoriai, jeigu žinoma jiems rūpi istorinė tiesa, parašyti, kad ir taip. Tačiau buvo daugybė ir nekaltų žmonių, netgi daugiau nei 1000 vaikų aukų. Nemažai jų dalis buvo išžudyta nesušaudant, o žvėriškai prieš tai kankinant. Juozas paėmė nuo lentynos tarybiniais metais išleistą ir nekartą skaitytą Rakūno knygą Klasių kova Lietuvoje 1940–51 metais. Pavartęs ją aptiko kadaise pabrauktas eilutes. 1948 metų balandžio 14 dieną Merkinėje banditams susprogdinus klubą, kuriame linksminosi jaunimas, 3 žmonės žuvo, 19 buvo sužeisti, 9 iš jų sunkiai. Rugpjūčio mėnesį Alovėje banditai įmetė į klubą miną, kuriais sprogus 47 žmonės buvo užmušti arba sužeisti. 49 metų gegužės 1 dieną banditai, vadovaujami hitlerininkų parašiutininko Starkaus, pasilinksminimo metu susprogdino Šimonių miestelio klubą, žuvo 16 ir buvo sužeista 13 jaunuolių. Ir vėl susimastė. Už ką buvo žudomas besilinksminantis jaunimas? Nejaugi už tai, kad norėjo šokti, draugauti, mylėti, džiaugtis gyvenimo pavasariu. Ir kodėl tokios žudynės dabar vadinamos partizanų pasipriešinimu? Ir vėl Juozas ėmė sklaidyti vadovėlio puslapius. Perskaitė. Pagrindinė partizanų atrama buvo kaimas. Kaimo žmonės teikdavo informaciją, maistą, pastogę, padėdavo įsirengti bunkerius, saugojo partizanus nuo netikėtų užpuolimų, meldėsi už miške be namų vargstančius vyrus, kūrė ir dainavo apie juos dainas. Nieko nepasakysi, gražiai autorius parašė. Tik kažkodėl užmiršo parašyti, kad tą maistą pas kaimo žmogų atėję miškiniai dažnai tiesiog atimdavo, priversdami vargingai gyvenančius badauti. Ir dar neparašė, kad būtent kaimuose buvo daugiausiai žudyta žmonių, dažnai šeimomis. Meldėsi už miške vargstančius. Gal kažkas ir meldėsi. O antai, kaip knygoje rašė Rakūnas, Skardupio klebonas Ylius rekomendavo banditams pasigaminti metalinių žvaigždžių ir jas įkaitinus ženklinti komunistus ir jiems prijaučiančių žmonės. Deja, apie miškinių žiaurumus vadovėlyje nė žodžio. Tačiau stribais jame vadinami liaudies gynėjai atimdavo maistą, vertingesnius daiktus, antausiais apdalydavo ne tik suaugusius, bet ir vaikus. Na kągi, gal ir buvo tas apdalinimas antausiais, bet ką jis reiškia lyginant su 1000 miškinių išžudytų vaikų? O juk dabar, mąstė Juozas, tuos 1000 išžudytųjų ir mano tėvelius su Janinote jau kiti dvikojai, bet taip pat lietuviai, išžudė dar kartą, išžudė išaukštindami, paminklus statydami jų žudikam. Ten, kapinėse, greta Saviškių pamatęs Katino kapą, Juozas dar nesuvokė, kad pradėjo mikčioti. Dabar suprato, kad mikčiojimas po daugelio metų vėl sugrįžo. Ar ilgam? Negi iki gyvenimo pabaigos. Kai nužydėjo obelys. Ta pamoką Juozas 10 klasėje pravedė. Jis papasakojo mokiniams tai, ko nebuvo vadovėlyje. Kaip ir už ką pokario metais iš miškų išlyzdavę partizanai žudė gyventojus, niekada į rankas nepaėmėsius ginklo. Mokytojas tuos išlyzdavusius vadino tik partizanais ir ne kitaip, nes taip jie buvo vadinami vadovėlyje. Bet kito žodžio stribai, kuris taip pat puošė vadovėlio puslapius, jis neištarė. Dar ir dar kartą mintimis sugrįždamas į savo gimtąjį kaimą, į senuko Martyno namelį, tuos, kurie gynė kaimų gyventojus nuo partizanų teroro, vadino liaudies gynėjais. Mokiniams pasakė, kad žodis stribas, kaip ir sovietinis, yra svetimkūnis, nevartotinas. Juos vartoti gali tik žmogus, negerbiantis savo gimtosios lietuvių kalbos ir spjaudantis į praeitį, be kurios negali būti dabarties.
Juozas tikėjosi sulaukti mokinių klausimų, bet jų nebuvo. Pravedęs pamoką bandė prognozuoti, kaip jie šią skaudžią temą atsakinės. O svarbiausia, ar dešimtokai papasakos, ką iš jo išgirdo tėvam. O dar svarbiau, kas iš tėvų jį įskūs į savivaldybę, valdantiems dešiniųjų partijų atstovams, juk be bildukų Lietuva niekada negyveno. Jie visais laikais buvo reikalingi atėjusiems į valdžią. Šeštadienį eidamas į parduotuvę, Juozas sutiko Romą. Šis jau apvalus pensininkas, šis nelaukė, kada bus iš mokyklos antrą kartą iškrapštomas. Sulaukęs tos dienos, nuo kurios gali pradėti džiaugtis užtarnauto poilsiu, pats pasitraukė. Mokytojams per išleistuves pasakęs, kad sovietinės pedagogikos reliktai trukdo normaliam europėjančios mokyklos darbui. Juozai, prabilo Romas, jūs tik pažiūrėkit, kokia graži dienelė šiandien. Obelys baigia nužydėti, saulė šviečia, kaip vasara, gal nukeliaujam prie Minijos pažvejot, jums gerai prasiblaškyti. Puikiai idėja, direktoriau. Jūs eikit namo, susiruoškit su Verute, o aš po valandžiukės pas jūs atlėksiu. Važiuojam prie Gargždų, ten Minijoj žuvingą vietelę žinau. Bet žvaut, Juozo golfiuku jie išvyko dviesi. Verutė pasakė, norinti pabuvot paseniai nematytą draugę. O ta Juozo nekartą lankyta žuvinga vietelė šį kartą priminė šulnį. Jame kiek nori žvejok, nieko nesugausi. O atsisveikinti tokią besišypsantą dieną su gamta ir važiuot namo taip nesinorėtų, bet ir žiūrėti į nejudančias plūdės nebuvo prasmės. Važiuojam į Gargždus, mesdamas į mašinos bagažinę meškeres, pasiūlė Romas. Aplankysim stalmokus, seniai jau nemačiau. Kasgi jie tokie? Dabar jau pensininkai, labai nuoširdų žmonės. Buvę pedagogai? Tai kad ne. Edvardas buvę žemdirbys ir tarybinis darbuotojas. Jiedu su žmona Kristina gyvena nuosavame name. Gražiai prižiūri savo sodelį. Kągi, važiuojam. Gargžduose pasisekė. Iš anksto neperspėję, kad apsilankys, abu šeimininkus rado namuose. Edvardas krapštinėjosi prie mašinos. Kristina ravėjo dailias lysvukes. Pasigerėję gražiai išrikiuotomis ir ką tik nužydėjusio mobelim, šeimininkų pakviesti prisėdo pavėsinėje. Kristina suskubo atnešti šaltos giros, nubėgo ruošti užkandos prie seniai nesimačiusių vyrų stikliuko. Jau pokalbio pradžioje Edvardas pasiteiravo, kuo dirba jam nepažįstamas Juozas. Atsakė Romas. Ir mokytojas, ir mokyklos direktorius. O dar, bičiuli, negaliu nepasakyti, kad jo likimas panašus į tavo. Ir jo tėvus nužudė miškiniai. O kaip visą tai įvyko, ar galėtumėt papasakot, paklausė Juozas. Suprantu, apie tai ir po daugelio metų sunku kalbėti, bet labai prašau papasakokit. Aš istorikas, ketinu surinkti kuo daugiau medžiagos apie beprasmes pokario žudynės. Jūs šaunuolis, atsiliepė Edvardas. Tik ar nerizikinga dabar, kai nauja valdžia ėmė dievinti tuos, kurie žudė taikius gyventojus, rinkti tokią medžiagą. Už tai ir iš darbo gali paprašyti. O aš ir pats netrukus išeisiu, jau be 5 minučių pensininkas. O tapęs juo iš paties padirbėsiu rinkdamas medžiagą. Ir Edvardas pradėjo pasakoti. Tuo metu stalmokai, tėvai Julija ir Petras, sūnūs Vladas, Augustas ir jaunėlis Edvardas, gyveno Medsėdžių kaime. Dar visai neseniai, 1941 metais, netoli kaimo ėjo valstybinė siena su vokiečių užgrobtų Klaipėdos kraštu. O vienoje sodyboje buvo įsikūrusi tarybinių pasieniečių užkarda. Ta užkarda tada hitlerininkai nušlavė, aplaistė ją gynėjų krauju. Paskui iš vakarų atėję užkariautojai turėjo išsineždinti ir kaimo žmogus galėjo lengviau atsidusti. Bombos nesproginėjo, šūviai nepiškėjo, tad buvo galima arti, sėti, kvėpuoti pagaliau taikiu tėviškės oro. Lyg ir buvo galima. Lyg. Nes netrukus, tik jau naktimis, vėl ėmė piškėti šūviai, o kulkos ieškojo nekaltų aukų. Už ką buvo nužudyti gretimo Girininkų kaimo gyventojai, vyras ir žmona Kaulakiai, niekas nežinojo. O štai Samalių už baisų nusikaltimą. Vargšelis išdrįso pririšti savo ožką
toje žemėje, kuri kadaise priklausė nemažai hektarų turėjusiam Feliksui Kebliui. Gal ir apie šio kaimo žmogelio mirties priežastį niekur nebūtų sužinoję. Gal ir to Felikso būtoje nuosavybėje ir kiti būtų gyvulius ganę. Tačiau tas naktį iš miško su savo bendrais išlindęs kovotojas, su okupantais Samaliaus sodyboje greta lavono paliko raštą, kurio įspėjo, kad visiems, kurie jo žemėje išdrys savo keturkojus ganyti, kulkos pakaušiuose pasiganys. Tie iš miškų naktimis išlyzdavę, nors ir gazdino, ir šaudė, nors medsediečiai laikas nuo laiko turėjo apraudoti nusikaltusius tik tuo, kad norėjo ramaus gyvenimo, tas gyvenimas vis dėlto nesirito nuo kalnien. Žmonės gyveno viltim, kad šaudymas iš miškų anksčiau ir vėliau užsibaigs, kad bus galima ramiai kurti savo ateitį. Kūrėsi komjaunimo organizacijos, kurioms reikėjo vadovų. Endrijavė juo tapo Vladas Talmokas. Kūrėsi ir klubai skaityklos. Žmonėms, ypač jauniems, norėjosi po darbų pasilinksminti, paskaityti spaudą. Ir tada Medsidžių skaityklos vedėjų buvo paskirtas Augustas Stalmokas. O vyriausiajam Stalmokui, Petrui, tada teko imtis pačio rimčiausio apylinkės pirmininko darbo. Tas pirmininkas, tarybų valdžios atstovas, atsidūrė ne tik arčiausiai eilinio žemdirbio, bet ir arti šaudančio miško. Ir tai puikiai suprato į daugybę darbų pasinėręs Petras. Edvarduko gyvenimas tuo metu riedėjo visiškai vaikiška vaga. Vos praūžus frontui jis pradėjo lankyti Medsedžių pradžios mokyklą. Visų 4 skyrių mokinukus nedideliam kambarėlyje kartu mokė reikli mokytoja Rūta. Tas pavasaris vėl pakvietė į laukus artojus, vėl pakvipo žagrėmis raikoma garuojančia žeme. Raikomi buvo ir vis dar naktimis besibaladojančio Felikso Keblio hektarai, buvę jo hektarai, kuriuose jausti šeimininkų jis galėjo nebent tamsoje į juos įsėlinęs. Vidurgegužį pražydo obelys, neilgai pasipuikavusios, nubirusiais žiedais nubalino jų šaknis priglaudusią žemę. Prie Stalmokų trobos durų plačiai galingas rankas išskėtęs klevas stiepėsi virš kraigo, kartu su užklydusiais vėjo gūsiais niūniuodamas tik jam žinomas melodijas. Gegužės 23 geso tyliai, nenoromis, neskubėdama. Ankstyvą kitos dienos rytą Stalmokai ruošėsi sodinti bulves. Talkon pasikvietė Rupšių Juliją, mergina pasiliko nakvoti. Pirmas miegoti į kampinį kambarėlį nunėrė Edvardukas. Tėvas iki vėlyvų sutemų kalbėjosi su trumpam iš Endrijavo atvykusiu Vladu. Pabudo Edvardukas kažkieno purtomas. Atsimerkęs pamatė vyriausiai brolį Justiną, kuris buvo vedęs ir su savo onute gyveno kitame kaimo gale. Justinas buvo išbalęs, jo rankos drebėjo. Kelkis, kuo greičiau apsirenk, eisim pas mane. Kodėl? Paskui sužinosi, renkis. Išvedė Justinas broliuką ne per kiemą, o per sodą, pro ką tik nubaršiusius žiedlapius obelis. Justinas labai skubėjo ir Edvardukas vos spėjo jam iš paskos bėgti. Tik po pietų Justinas pasakė baisią naujieną. Naktį iš miško atėję vyrai nušovė abu tėvus, Vladą ir Augustą. Sugrįžę, broliai rado saviškius suguldytus ant grindų su rankšluosčiais uždengtais veidais. Apie tai, kas čia atsitiko naktį, kūkčiodama papasakojo Julija. Atsigulusi miegoti gretimame kambaryje ir pažadinta nepažįstamų balsų, ji pašoko, bet tuoj pat kamuoliukų susirietė už didžiulės skrynios ir sukluso. Ateiviai reikalavo ginklų, o sulaukę atsakymo, kad jų nėra, tėvus ir abu sūnus suguldė ant grindų ir ėmė spardyti. Paskui kažkas suriko. Kalbėkit, rupūžės poterius, mikliai, ir tu, Boba, kalbėk, kol nenudobėm. Ir tada pasigirdo namų šeimininkės balsas. Poterius bažnyčioje prieš kunigą kalbės, o ne prieš jūs, banditai. Tuo žodžius palydėjo tėjūnų keiksmažodžiai ir trenksmas. O žudynės įvyko ne namuose. Stalmokai buvo išvesti į kiemą, Julija vėl išgirdo keiksmažodžius, paskui nuaidėjo šūviai. Apžiūrėjus nužudytosius buvo nustatyta, kad visi jie buvo žiauriai daužyti.
motinai smūgių išnarintas žandikaulis, Augustui išlaužta ranka. Sušaudant nebuvo gailėta kulkų. Priglaudė nužudytosius talmokus gargždų žemė. Sugrįžęs iš laidotuvių Justinas persikėlė su Onute į tėvų namus, į tuos namus, kurių kiekvienas kampas, kiekvienas daiktas šaukė, kad čia dar vakar gyveno, gyventi norėjo žmonės. Priėjęs prie klevo Edvardukas aiktelėjo. Ant rauplėto medžio kamieno jis pamatė kraujo dėmes. Berniukas sukliko, puolė ant kelių. O medis tylėjo. Jis negalėjo pasakyti, kurio iš 4 stalmokų krauju paženklino jį iš miško atėję ir vėl į miško urvus nunėrė žudikai. Vėliau kaimas sužinojo, kad urvus savo tautiečių kraujo troškę kovotojai buvo išsirausę ne tik miške. Kai pagaliau beprasmė kova užsibaigė paskutiniu šūviu, greta vienos atokios medsėdžių sodybėlės prasmego supuvę žemėmis prislėgti rąstigaliai. Po jais anuomet, kai naktimis buvo žudoma, dienomis jėgų naujiem žygdarbėm sėmėsi ginkluoti Lietuvos vaduotojai. Išklausę Edvardo pasakojimo, Juozas su Romu nesiryžo ką nors paklausti, patikslinti. Jie sėdėjo nuleidę galvas, susimąstę. Romas nebejojo, kad jo kolega visą Gargždiškio pasakojimą matė per savo namiškių tragedijos prizmę ir vėl jam šovė į galvą mintis. O gal ir jis su sesutėm ir tėvais būtų tapęs miškinio auka, jeigu ne Sibiras. O gal išeinam į kiemą prasimankštint, paklausė Edvardas. Po sodelį pavaikščiosim. Prasimankštino, nužydėjusių obelų baltom ašarom, padengtais takeliais sode pavaikščiojo. Ir staiga Edvardas aiktelėjo. Vyrai, o juk šiandien gegužės 24. Taip ir ką, atsiliepė Romas. Taigi lygiai prieš 60 metų buvo išžudyti mano tėvai ir broliai, reikia į kapines nuvažiuoti. Tai važiuojam, tarė Juozas, tik reikėtų rasti, kur gėlių nusipirkti. Ne, gėlių mes nepirksim, atsakė Edvardas. Rožių Kristinos darželėje pakankamai auga. Ne, gėlės ant kapų mes su Kristina dedame tik savas. Svetimos, nors ir pačios gražiausios, mums nepriimtinos. Padėti gėlių ant stalmokų kapų tądien nuvyko Edvardas su Kristina ir Romas su Juozu. O po to Edvardas pasiūlė nuvažiuoti dar ir į Medsėdžius. Gimtoji sodyba kaip rana Juozo, mirštančiame Dzūkijos kaime, seniai buvo numarinta. Ją nupūtė melioratoriai. Bet žudikų šūvius girdėjęs ir 4 stalmokų mirtis matęs klevas tebestovėjo. Edvardas jį apkabino, tyliai kažką pasakė, švelniai paglostė. Kristina padėjo prie jo galingo kamieno puokštę raudonų rožių. Ir tai buvo dar viena Edvardo su Kristina stalmokų ir jų svečių sugrįžimas išaudžiusią iš atminties neišblėstančią praeitį. Bėda nevaikščioja viena. Kartą po numerio aptarimo, kai kūrybiniai darbuotojai šurmuliuodami ėjo iš redaktoriaus kabineto, jo šeimininkas pasakė: Andriau, pasilik, reikia pasikalbėti. Na, reikia, vadinasi, reikia. Ir ką šį kartą jis iš šefo išgirs? Pokalbį redaktorius pradėjo iš tolo. Paklasinėjo, kaip laikosi Jarūta, kaip mokosi sūnelis, kokius straipsnius Andrius planuoja parašyti artimiausiu metu. Trumpai atsakinėdamas į klausimas, Andrius stengiasi suvokti pagrindinio pokalbio temą. Na kągi, gerai, kabineto šeimininkas apibendrino Andriaus atsakymus. O dabar mudviem reikia pasikalbėti labai rimta tema. Tiesa, nepaklausiau, kaip laikaisi materialiai. Sunkoka, bet nieko. Ir už komunalinės paslaugas skolų neturim. Ir sviesto ant duonos riekės užsitepti sugebam nusipirkti, kad tik blogiau nebūtų. Nebus, tikrai nebus, tarė redaktorius ir šelmiškai mirktelėjo. Taigi noriu duoti tau neeilinę užduotį.
Į mane kreipėsi vienas turtingas verslininkas, koja kuriam kišti begėdiškai pradėjo kitas. Užduotis tau labai konkreti. Kokiais tik nori būdais iškapstyk tokį kompromatą, kad tas koja kitam kišantis būtų paguldytas ant menčių. Tai paguldytas, kad daugiau nesikeltų. Turiu klausimą, pertraukė redaktorių Andrius. O jeigu, kaip jūs pasakėt, iškrapštęs kompromatą, aš paguldysiu ant menčių tą verslininką, kuris jūs kreipėsi? Tau ką, stogas važiuoja, pyktelėjo redaktorius. Už tai, kad tu srutose nuskandinsi konkurentą, straipsnio užsakovas ir tau, ir redakcijai šauniai atsilygins. Dabar jau pyktelėjo Andrius. Na, ne redaktoriaus, stogas man tikrai nevažiuoja. Važiuoja, manau, jis kažkam kitam. Negi mes, žurnalistai, jau daromės paperkami. Jeigu taip, tai baisu. Ne, kaip jūs pasakėt, srutas už pinigus aš tikrai niekam ant galvos nepilsiu. Ir degraduojančioj žurnalistikoje nebūsiu karys. Tada gali būti laisvas. Redaktorius atsistojo ir piktai pastūmė fotelį. Ir negalvo, kad redakcijoje nėra protingesnių už tave. Parašys, o tu gali ubago lazdą įsigyti. Na geriau aš tą lazdą įsigysiu, bet sąžinės neparduosiu, nesulauksit, atkirto Andrius. Žinai ką, šventuolė, trenkė kumščiu į stalą redaktorius. Nelauk, kol tave išvysiu, sėsk ir rašyk prašymą atleidžiamas. Laisvai. Ir supliekęs prašymą, Andrius pakilo, o išeidamas iš kabineto trenkė durimis. Jis ėjo kadaise kosmonauto, o dabar Laisvės prospektu, o po jo kojomis šlamėjo ant šaligatvio krentantys medžių lapai. Iki šiol tas prospektas jam atrodė nusipelnęs tokio švento pavadinimo. Tačiau dabar atmintis kažkodėl sugrąžino jį ir į tą šaudančią žvarbę sausio naktį, ir į nedidelio miestelio ligoninės palatą, kurioje jis pamatė sudaužytą Jerūtą, kur buvo pažadinta jo užsnūdusi meilė. Iki šiol jis dar tikėjo, kad leidinys skelbiantis save nepriklausomų toks ir yra, tačiau po pokalbio su redaktorium pasijuto praregėjęs. Ir tas praregėjimas, suvokimas, kad viskas, tame tarpe ir spauda, vis labiau tampa priklausoma nuo piniguočių, svilino mintis, vertė ieškoti išeities. Kokios? Kol kas jis nematė jokių variantų. Kaip visada, buto duris Andrius atrakino savo raktu. Tikėjosi, kad išgirdusi rakto brakškelėjimą, jį pasitiks besišypsanti Jerūta. Bet žmona pamatė gulinčią ant sofos. Jos veidas buvo išbalęs, randas ant kaktos nepaslėptas jos tamsių plaukų kuokštų. Kas nutiko, Jerūtuk? Nenusimetęs striukės, Andrius suklupo prie sofos. Turi iš darbo šiandien anksti išėjai? Galva skauda, labai skauda. Vienu metu vos nenugriuvau. Gerai, kad spėjau atsigulti, tyliai atsakė Jerūta, ištiesdama jam abi rankas. Gal iškviesti greitąją? Neskubėk, išgeriau vaistų, turėtų praeiti. Sriubant viryklės, eik pavalgyti, kol netaušo. O tu? Vėliau, aš vėliau pavalgysiu. Kai pareis iš mokyklos Jonelis, tada, o dabar noriu ramiai pagulėti. Jerūta netrukus užsnūdo. Ir Andrius nesiryžo jo žadint net tada, kai iš mokyklos parėjęs Jonelis paklausė, ar tėvai jau papietavę. Jerūta miegojo ilgai, o Andrius sėdėjo jos kojose, žiūrėjo į išbalusį žmonos veidą ir bandė ieškoti išeities iš tos padėties, į kurią jį įvarė jam nepriimtinas redaktoriaus reikalavimas. Andrius žinojo, kad išsilaikyti savo jėgomis jau nepajėgė nei vienas leidinys. Vienus rėmė, versdamas save liaupsinti, o konkurentus juodinti kaip grybai po lietaus pridigusios partijos. Kiti puolė ieškoti sutinkančių paremti verslininkų, tačiau ir šie reikalavo savotiškai atidirbti jų naudai. Ir nors dauguma leidinių vis dar savo antraštėse skelbėsi esą nepriklausomi, ta nepriklausomybė buvo panaši į grandinę, kuria kaustė šeimininkus prie būdos savo sargiai. Pabudusi Jerūta nusišypsojo Andriui, bet toje šypsenoje jis įžvelgė bandomą nuslėpti skausmą. Žmona prabilo. Pavasaris, kaip šaunu. Nuvažiuokim kokią dienelę į mišką, pasiilgau bundančios gamtos kvapų. Jerūta, mieloja, atsiliepė Andrius, paimdamas jos ranką. Dabar ruduo jau įpusėjo. Tikrai? O kodėl tu man nesakėjai, aš galvojau, kad netrukus bus vasara? Ji užsimerkė ir abu jie patylėjo. O gatvėje įsismaginęs siautė lietus, prausdamas lango stiklą.
Naktį Jerūta klaikiai suriko, atsisėdus susigriebė už galvos, paklausė. O tie, kurie mane mušė, kur? Ar jie ne Seime sėdi? Jis spaudė galvą rankom, dejavo, paskui balsu pravirko. Ir tada Andrius iškvietė greitąją. Kai buvo atlikti visi tyrimai, Andrių pasikvietė gydytojas skyriaus vedėjas. Pasakė, įdėmiai stebėdamas ligonės vyro reakciją. Jūs, mano vyras, tvirtas, tad nieko neslėpsiu, viską pasakysiu taip, kaip yra. Taigi reikalai prasti. Galvos smegenyse aptikom auglį, deja, piktybiniai. Reikės operuoti? Operuosim. Tačiau operacija duos mažai naudos, ji tik neilgam atitolins tragediją. Baisu. Gydytojau, čia tos galvos sudaužymo pasekmė? Sudaužymo? Kokio sudaužymo? Sukluso gydytojas. Prieš 15 metų, kai Jerūta dirbo vieno rajono laikraštyje, sumušė 2 vyrai, tiksliau sudaužė galvą. Jūs matėt jos kaktoje randą. Jis atsirado po to sudaužymo. O kas ir už ką ją sumušė? Už straipsnį. Suprantat, tame rajone gyveno buvęs liaudės gynėjas, dabar vadinamas Stribu. Kai jam pastojo kelią ir žiauriai sumušė 2 vyrai, Jerūta apie tai parašė straipsnį. Ir tada tie patys vyrai sudaužė galvą žurnalistai. Aišku, lyg ir apibendrinęs trumpą pokalbį gydytojas. Tas sumušimas jau tolima praeitis, dabar reikia galvoti apie moters gydymą. O ką galvoti, tiesiog nežinau. Gal reikės pinigų operacijai? Operacijai nereikės, bet gydymo metu jais teks pasirūpinti. Andrius ilgai sėdėjo palatoje greta Jerūtos. Bandė kalbinti ją ir kiekvienas žmonos atsakymas kėlė jam nerimą. Jos mąstymas buvo sutrikęs, ji net nepajėgė prisiminti, kuo vardu jų vienturtis sūnelis. O Jonelis, kai Andrius sugrįžęs atvėrė buto duris, puolė prie tėvelio ir sukliko. Kodėl vienas, kodėl be mamytės? Mamytė sūnau turi ligoniniai pagulėti, sugrįž, kai pasveiks. Jiedu atsisėdo virtuvėje prie stalo, ant kurio Andrius pamatė keletą sūnaus vadovėlių ir sąsiuvinių. Berniukas ruošė pamokas. Paklausė, kaip reikalai mokykloje? Viskas gerai. O mamytė ligoninėje ilgai gulės? Galbūt, kad ilgai. O mudu turėsime kantriai laukti. Mudu gi vyrai? Vyrai, bet be mamytės mudviem bus liūdna. Andrius žiūrėjo į sūnų ir jo tamsiose akyse, jo žvilgsnėje matė Jerūtą. Ir aną, rajoninio miestelio ligoninėje po sumušimo gulinčią, ir redakcijoje dirbančią, ir namuose šeimininkaujančią. Deja, šiandien jau kitoje ligoninėje jis matė kitokią Jerūtą. Skausmo nuvargintą, gęstančią. Nejaugi nepavyks jos išgelbėti. Operacija buvo atlikta lyg ir sėkmingai. Taip teigė chirurgai. Tačiau netrukus Jerūtos būklė ėmė sparčiai blogėti. Andriui buvo pasakyta, kad ją teks gelbėti nuo ūmaus plaučių uždegimo, o dar baisiau nuo kraujo užkrėtimo. Tos naujos, nelauktos, netikėtos diagnozės Andrių visiškai pribloškė. Jis ir pats matė, kad Jerūta geso, o medikų pastangos ją gelbėti nedavė jokio teigiamo rezultato. Andrius galėjo prie jos lovos sėdėti, tačiau žmona visiškai nereagavo į tai, kad jis buvo greta. Žvelgdamas į jo sutvarstytą galvą, į pamėlynavusius paakius, Andrius negalvojo apie ateitį. Ta ateitis skendo miglose, o jis sugrįžimuose į laimingą gyvenimą su Jerūta. Jis jautė, kad tas gyvenimas jau neturėjo ateities. Jis užsibaigė. O užbaigti jį tokį trumpą, neįsibėgėjusi, padėjo iš to baisaus pokario, kuris buvo nuo Andriaus labai toli, atėjęs keršto aidas. Tuštuma. Visus tuos 15 Andriaus gyvenimo su Jerūta metų, jo santykiai su tėvu buvo lyg kirviu nukirsti. Tada iš namų išėjusi su Andrium, o su tėvu net neatsisveikinus, ji pasakė, kad ten, kur užaugo, niekada nesugrįš. Mamos seniai nėra, o tėvas jos, vienturtės dukros, kažkodėl nemylėjo.
Už mažiausią vaikišką prasižengimą griežčiausiai baudė. Paskutinį tašką jų santykiuose padėjo Jerūtos straipsnis apie buvusį liaudės gynėją Kaminską ir tuos žvėris keršytojus sudaužusius jam kojas. Tada tėvas ne tik bjauriai ją išplūdo, bet ir kumščių užsimojo. Tiesa, smogti suaugusiai dukrai neišdrįso. Netrukus galvą jai sudaužė vis tie patys keršytojai. Jerūta užgeso tyliai, net gavusi sąmonės. 2 paskutinės paras Andrius praleido greta jos, retkarčiais pasnausdamas. Ankstyvą rytą pastebėjo, kaip iš jos primerktos akies išsirito ašara. Vienintelė, paskutinė, užbaigusi jos trumpą, bet šviesų gyvenimą. Visą pusdienį jis jautėsi priblokštas, nepajėgė susikaupti, nors žinojo, kad pasimesti nevalia, kad būtent jis privalo pasirūpinti laidotuvėmis. Pagaliau paskambino tėvams, paprašė atvykti. Paskambino į druskininkus Mariui, kuris universitete buvo ir Andriaus, ir Jerūtos kurso draugas. Ir dar telefonu pasiekė to rajoninio laikraščio, kuriame kadaise dirbo Jerūta, redakcija. Nepažįstama moteris, šio laikraščio redaktorė, jam prašant, pažadėjo surasti Jerūtos tėvą, pranešti jam apie dukros mirtį. Pirmieji atvyko Andriaus tėvai. Jie ir tapo pagrindiniais pagalbininkais. Kitą dieną atvažiavo Marius su žmona. Jie taip pat pasinėrė į laidotuvėms būdingus rūpesčius. Vakare, kai Andrius trumpam parbėgo į namus, prie savo buto durų aptiko 2 stovinčius nepažįstamus vyrus. Kas jie ir ko atėjo? Jūs Andrius? Paklausė vyresnis, kurio plikę gaubė menki žilų plaukų plokšteliai. Andrius, o jūs? Jerūtos tėvas, Pranas. Štai kaip. Vadinasi, proga susipažinti atsirado tik dabar. Jerūta jūsų dukrai mirus. Atleisk man, vaikinė. Mūtų daug ką turėsim aptart. Bet ne dabar. Dabar būtina rūpintis laidotuvėmis. Bet pirmiausia einam į vidų. Nedera kalbėtis laiptiniai. Kai vyrai nusivilko striukes ir pakviesti atsisėdo ant sofos, Andrius metė žvilgsnį jaunesnį svečią. O mudu nesusipažinom. Vaclovas Kaminskas. Jūs tada, kai Jerūta parašė straipsnį apie mano senelį, buvote atvykęs, lankėtės kaime pas senelius. Palaukit. Jūs anūkas to Kaminsko, kuriam tada kažkokie 2 banditai sudaužė kojas? Jūs berods tada milicijoje dirbot. Tikrai taip. Taigi ir mes su jumis apie daug ką vėliau pasišnekėsim. Aš Jerūtą menkai pažinojau, bet jos straipsnis visada skaičiau. Kur ji pašarvota? Olandų gatvėje, laidotuvių namuose. Gal važiuojam? Palaukit, Andriau, įsiterpė Pranas. Mums reikia kai ką skubiai aptart. Ir Andrius išgirdo, kad Jerūtai palaidoti jau iškasta duobė miestelio kapinėse, greta seniai jos mirusios motinos, nes dukra ne kartą buvo sakiusi, norinti atgulti šalia mylimos mamytės. Ir pasirodo, su kunigu sutarta, kad jis palydės mirusiąją į amžinojo poilsio vietą. Staigmena, atsakė Andrius, ir čia viskas paruošta, bet jei jau taip, reikia pasirūpinti transportu ir vežti Jerūtą į jos gimtinę. Vos palaidojus Jerūtą kapinėse prie Andriaus priėjo kunigas, jaunas, sveikata švytintis, pareiškęs užuojautą, paklausė. O kaip tas randas ant velionės kaktos atsirado? Prieš 15 metų, kai Jerūta čia dirbo laikraštyje, jai galvas žiauriai sudaužė 2 vyrai. Už ką? Už straipsnį. Ir apie ką įrašė? Apie pokarį, kai lietuviai lietuvių šaudė. Baisu, atsiduso kunigėlis ir pakėlė akis į šalto rudens lietumi pritvinkusį dangų. Dieve gailestingasis, padėk mažos tautos žmonėms susitaikyti. Po gedulingų pietų Roma su Verute susiruošė namo. Žinodama, kad sūnus nori keliom dienom pasilikti miestelėje, Verutė paklausė. Andriuk, o gal mums tom dienom Jonelį atiduos? Žinai, mamytė, aš būčiau tau labai dėkingas, jeigu Jonelį tu ilgesniam laikui pasimtum. Juk ir mokyklą jis galėtų pas jus lankyti. Pasakys liūdną naujieną. Aš dabar ne tik našlys, bet ir bedarbis, tad reikia galvoti, kaip toliau gyventi. Tėvai išvyko su Joneliu, o Vaclovas Kaminskas pasakė, kad jo seneliai mirė, o surasti tuos 2 kojus, kurie sumušė ir senelį,
ir Jarūtą teisėsaugininkams nepavyko. Nors Vaclovas pridūrė nujaučiąs, kad tai padarė du vyrai, žuvusių miškinių anūkai. Abudu įsirangė į rajono savivaldybės tarybą, reiškėsi kaip aršūs, keršto buvusiem komunistam reikalaujantys veikėjai. Ir policijos ir prokuratūros darbuotojai po to, kai buvo sumuštas mano tėvelis, lyg ir ėmėsi ieškoti tų žvėrių, kalbėjo Vaclovas. Bet kai pasirodė tas skandalingas Jarūtos straipsnis ir ji buvo sumušta, vietoje to, kad dar ryžtingiau imtųsi darbo, tyliai nusiplovė rankas. Bet kodėl? Bandžiau sužinoti, tačiau prie šios temos net priartėti nepavyko. Spėju, kad policijos ir prokuratūros darbuotojus nutildė kažkas iš Vilniaus. Ir kas toliau? Buvo mintis jiems primityviai atkeršyti, duoti kailį kokiame nors tamsiame kampe, bet paskui pagalvojau, ar verta susitepti rankas tuo šūdu, elgiantis taip pat kaip jie. Manau, jūs teisus, toks kerštas mums nepriimtinas. Deja, praėjo daug laiko, tačiau daryti kažką vis dėlto reikia. Nusikaltėliai turi būti nubausti, aš pagalvosiu, pasakė Andrius. Jūs pagalvosit, nustebo Vaclovas. Pagalvokime abudu. Na gerai, pagalvokim. Nugirdau, kad jūs ketinat mūsų miestelėje praleisti keletą dienų. Kur apsistojote? Kol kas niekur, tikiuosi prisiglausti viešbutį. Na ką jūs, Andriu? Viešbučio senai nėra. Kviečiu pas save. Butas, erdvus, vietos ir jums užteks, supažindinsiu su žmona mokytoja. Ačiū jums, Vaclovai, atsakė Andrius ir pagalvojo, juk šis Kaminskas tikriausiai skaitė tą jo straipsnį apie senelį ir Jarūtą, kurį bjauriai sudarkė redaktorius, bet praėjo daug metų ir galėjo jis tai, kas buvo nuoje rašliavoje, pamiršti. Ir dar Andrius pradėjo suvokti, kad jo gyvenimą piktai įsibrovė tuštuma, iš kurios grėsmingai kilo nežinia kaip sprendžiamų problemų lavina.